Aš esu pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė ir mes šiandieną norim pasidalinti, pasitarti apie savanorystės klausimus, ką galėtų pas mus jaunimas, kuo pagelbėti ir kokias veiklas galėtume drauge atlikti, kaip jie galėtų susipažinti su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų darbu. Tiesiog mes manytume, aptarę su komanda, kad galėtume kartu sudalyvauti projekte, kurį mes įgyvendysim šiais mokslo metais. Ir labai esame dėkingi Šakių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai, kur dalyvaujam projekte psichikos sveikatos stiprinimas vaikams iki 6 metų. Ir būtent čia esame numatę veiklų, kurias tikrai manytume galėtų taip pat jaunimas padėti. Tai sakykime, pavyzdžiui, suorganizuoti piešinių konkursą, paruošti ar katalogą, sakykime, paruošti priemonę ar psichologiniam kabinetui, ar specialiųjų pedagogų kabinetui, ar logopediniam kabinetui kažkokią tai priemonę, bendradarbiauti su atskirų sričių specialistais. Taip pat manytume labai būtų mums didelį pagalbą jaunimo, jeigu galėtų sudalyvauti leidinuko pedagoginės psichologinės tarnybos 10-mečiui paruošime. Nes iš tikrųjų laukiam labai savo gražaus ir, manau, garbingo jubiliejaus 10-mečio ir manytume, kad leidinukas tikrai būtų labai įdomu ir norėtume traukti kuo daugiau žmonių iš jų leidinuko rengimą ir jaunimas, aš manau, tikrai galėtų daug įnešti kūrybinių minčių ir suteikti kažkokią tai pagalbą kartu aptariant. Taip pat jeigu žiūrim projektėlį, tai norėtume galbūt paruošti katalogą darbų piešinių, kartu piešinių konkursą pravesti. Taip pat gal būtų galima tiesiog ir atvykus į tarnybą supažinti kiekviename kabinete su atskirų specialistų darbu ir galbūt suteikti tokią, kad ir elementarią pagalbą, paruošti dokumentus, kai kuriuos atšviesti, kopijuoti, na ir kažkas tai panašaus, kartu drauge aptariant su iniciatyviu jaunimu, kurie žada pas mus savanoriais atvykti. Mes labai lauktume ir tikrai pagal galimybę stengtumėmės paaiškinti, padėti, patarti ir galbūt kas nors ateityje čia pakeis mus. Tas gražus jaunimas iniciatyvus.